Sveiki kolegos. Šiandienos mūsų tema – kilpų ir sagų išdėstymas palaidinėje marškiniuose. Visos kilpos ir tuo pačiu sagos, jos yra išdėstomos per centro liniją. Būtinai, ne bet kur, o būtent per centro. Kilpos siuvamos vertikaliai per centro liniją. Viršutinė kilpa yra siuvama ant stovės nuo centro linijos į kairę. Jinai siuvama horizontaliai. Toliau svarbiausia, kaip pažymėti visas kilpas, kaip jas išdėstyti, kad jos būtų išdėstytos teisingai. Svarbiausia kilpa yra ties krūtine. Pirmiausia, pasižymime šitą kilpą, jos vietą. Jeigu jūs negalite apsirengti palaidinės, dedam ją ant stalo, žiūrim į krūtinės įsiuvą, visada tai bus krūtinės centras ir šita kilpa ir per krūtinę yra būtina. Kilpa tarp stovės ir tarp krūtinės, va šitą viršutinę, jūs turite pažymėti maždaug tokiu atstumu. Čia yra apie 2-3 cm nuo stovės žemyn. Didesnio atstumo jums nereikėtų daryti, nes jeigu ją pažymėsite žemiau, kai jūs apsivilksite palaidinę arba marškinius, čia susidarys tokia negraži banga. Gausis pernelyg didelis tarpas. Kai pasižymėjom šitą pirmą kilpą po stovę ir turime kilpą pažymėtą ties krūtinės centru, galime jau išdėstyti ir visas kilpas. Atstumas tarp kilpų turėtų būti nuo 7 iki 9 cm. 7-9 cm. Toliau jūs žiūrite jau, kaip dėliojasi visos jūsų sagutės, kaip jūsų dėliojasi visos kilpos. Paskutinė kilpa yra daroma taip, kad atstumas nuo jos iki gaminio apačios gautųsi beveik dvigubas negu tarpas tarp kilpų. Daryti labai žemai kilpos nereikėtų. Jeigu nesigauna dvigubas, jisai gali būti bent jau šiek tiek didesnis negu atstumas tarp visų kilpų. Šiaip sagos diametras palaidinėse marškiniuose būna apie 1 cm, kilpos ilgis, atkreipkite dėmesį, visada būna didesnis porą milimetrų negu kad sagos diametras. Vadinasi, jeigu saga yra 1 cm, kilpos ilgis yra 1,2–1,3 cm. Dabar vėlgi pabrėžiu, kilpos yra per centrą, atstumas va šitas nuo centro iki gaminio krašto yra apie 1,5 cm, kai kilpos diametras yra 1 cm. Jeigu jūs norite padidinti savo sagas arba nusipirkot labai gražias sagas ir jūs siuvatės palaidinę ir galite reguliuoti atstumą nuo centro iki gaminio krašto, vadinasi, jeigu jūsų, tarkim, sagos diametras yra didesnis, tarkim, apie 1,5 cm, vadinasi, jūs turite padidinti štai šitą užėjimą. Tada jau jisai gausis didesnis, toksai, kad sagos kraštas jums laikytų gražiai va šitą vat išlindusi kraštą. Tai vadinasi, jeigu saga yra apie 1,5 cm, atstumas jau tada gali būti iki 2 cm. Vat nuo centro iki gaminio krašto. Vat nuo centro iki gaminio krašto gali būti iki 2 cm, kai sagutė jūsų yra 1,5 cm. Sagos visada yra siuvamos irgi per centrą ir jos yra siuvamos taip, kad jos būtų viršutinėme kilpos taške. Štai taip. Linkiu, kad jūsų visos palaidinės būtų gražios, kilpos ir sagos būtų prisiūtos teisingai. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė.